Tada kaip čia dalyvauja, vadinkime, egoizmas, nes dabar skamba, kad viskas tik savo apie save, ar ne, nors žinau, kad tu turi gausią gražią šeimą ir toli gražu, tai nėra, žinai, taip jau save, kad kaip ir nesu niekuo nebendrauju ir nesidalinu savim. Tai kur čia yra egoizmas ir kam tas sąmoningumas reikalingas, kas iš to, ar nuo to aš laimingiau gyvensiu, ar būsiu turtingesnis ir taip toliau. Tai egoizmas yra visame kame, absoliučiai visame kame. Vėlgi, man labiau patinka žodis pats ego, bet ne egoizmas kaip ketinimas, ar ne, kaip vyksmas, kaip darimas kažko egoistiškai. Tai ego yra neišvengiamas ir tai yra proto sudėtinė dalis, kur tu tikrai negali jo nuo savęs atskirti, bet į ką veda apskritai sąmoningumo kelionė, jeigu jį ten neveda, tai čia anaiptol net nesąmoningumas. Tai į ką turėtų vesti sąmoningumo kelionė, pats keliavimas kaip procesas ištęstinis žmonių gyvenimuose, turėtų vesti ne į ego atsisakymą, ego nutildymą, ego sunaikinimą ar kažką tai tokio padarymą, todėl kad neduok Dieve taip įvyktų. Vis tik pats vibracijų kėlimas kaip tam tikra transformacija, ji perkuria pačius ketinimus, bet ketinimai, jie irgi yra ego dalis. Todėl, kad protas turi daug sudedamųjų dalių, bet tokios pagrindinės yra atmintis, intelektas ir ego. Be šitų trijų dalių protas visiškai nefunkcionuoja. Atjungus žmogaus protą, jisai nebėra gyvenimo kūrėjas, jis nebėra gyvenimo patyrėjas, jis nėra pats gyvenimas. Tai reiškia, kad jisai tampa vos ne daržovė, hiperbolizuojant, ar ne, bet iš tiesų iš tavęs nieko nebėra, net menkiausio užmanimo nei savęs, nei visatos link. Nebelieka. Todėl jokiais būdais apie ego negalim kalbėti, kaip jį sunaikinti. Ego vibracijos turi kilti. Tai reiškia, kuo tavo ketinimai, egoistiški tie patys, ketinimai yra aukštesnės vertės, aukštesnio dažnio, tuo šitas ego labiau įmamas vadinti dvasinę vertę, ar ne, kad įgautų tą tokį palankų svorį netgi kosminių ego. Kaip ir mūsų primityvusis protas vis tik turi kilti iki kosminio proto, bet nepametant proto, anaiptol. Visi šitie dalykai žmogaus kelionėje, kas yra pats žmogus, turi didžiulės vertės ir nieko iš savęs išiminėti dalimis tikrai nereikia. Kažkada šita mašina nebeveiks tiesiog, jeigu išimsi tokią svarbią dalį. Tai yra tik iliuzija, kuri iš tiesų net leidžia visada laikyti kryžiukus, todėl kad ego iš savęs nepašalinsi, o nepašalinus ego aš nenušvisiu. Dėl to išorė nereikalaukit, nes iš manęs man tai yra net per sudėtinga. Bandymai vyksta, pasaulis nesikeičia. Ego dalyvaus ir dalyvauja kiekvienoje akimirkoje. Tai jeigu gali pakartok patį klausimą, nežinau, ar jaučiuosi atsakiusi pakankamai. Atsakiusi, tiesiog tas klausimas dabar taip iš to, ką pasakei, keliauja į tai, kad tai kokia prasmė tada yra kelti vibracijas, aukštinti sąmoningumą ir tą ego plėsti, ir ne, tą jo skalį išplėsti. Kokia yra prasmė ir kodėl tai nevyksta 1-2, kodėl tai vyksta vienetams. Ta prasme, visas tas žaidimas kaip ir praranda prasmę. Iš tiesų tai ne, ir Vilma, jaučiuosi atsakiusi tai, kodėl verta kelti vibracijas. Tik pakėlus vibracijas, tas pats ego tampa iš primityvaus, žemiško, tenkinančio tik tai išlikimo poreikius, tampa kosminiu ego, kuris nori švytinčio pasaulio, išsaugančio gamtą, nekenkimo principų. Visata vadovaujasi tam tikrais principais. Yra nerašytos taisyklės, kurios vis tik jos yra. Ir ar jos rašytos ar nerašytos, jos netampa mažiau tikros. Visata yra apie tai, kad nekenkimo principas yra pagrindinė žinutė. Tai reiškia, kad paprastasis primityvus ego, kuris tenkina savo poreikius ir dažnu atveju net perlipant per kitų poreikių
viršūnėlės, ar ne, šitas ego iš tiesų yra mažai ko vertas tik dėl to, kad tai yra pakankamai menka vibracija. Aukštasis ego tarnauja ne tik savo, jisai susitapatina su visa visuma, tai reiškia aš pasaulis, aš visatos dydis, net ne tik dalis visatos. Visatos dalis yra pakankamas primityvumas. Aš esu visa visata, tai reiškia, kad mano ego išsiplečia iki tokio masto, ar ne? Ir masto apie savo dydį, ką su tokiu dydžiu visoje šitoje visatoje, visatos akimis ima žiūrėti. Ne tik savo kasdieninius poreikius arba kažkokias tai materialias svajones tenkinti ketina. Arba ką jau kalbėti apie tai, kad tik išgyvenimą paiso. Tai šitas protas yra pakankamai primityvus ir ką kalba. Prasmė, jeigu tu sakai, kame tuomet yra prasmė šito žaidimo. Visų pirma, tai net nėra visai žaidimas, nors pakankamai linksmai ir net žaismingai atrodo, bet visas šitas vyksmas yra vyksmas, tai nėra žaidimas. Mūsų sielos, kurios irgi ateina jau tam tikram sąmonės lygmenį, atsineždamos tas pirminės vibracijas, iš kurių mes startuojame veikti, ar ne, ir startas yra dar iki gimimo, nes mes įgauname ne tik savo kūną per lytį, per charakteristikas, tai reiškia tas mūsų nevienodumas, kaip mes atrodome, tai irgi yra labai svarbu, ar ne? Įgauna potencialų proto užmanimą, kurį mes paskui vis tik per tą protą, ką mes patiriame atmintin ir kaip mūsų ego visose šituose žinutėse, kurios vyksta per mus, reaguoja sekančiai, kokią žinutę neša manifestuojančiai į ateitį, kaip visą tai mes ateiname kurti, ką mes ateiname kurti. Jeigu visai menkai brandi siela atėjusi iki žmogaus pavidalo, ar ne, įgavusi žmogišką kūną ir žmogiškas vertes, tai yra labai arti dieviškumo, jau labai arti dieviškumo. Nors jis dar yra visiškai primityvus žmogus. Negali sukurti darnaus gyvenimo, negali dar pasirūpinti savimi. Aš jau kalbu net apie suaugusių žmogų. Benamis, pavyzdžiui, čia tik kaip pavyzdys, ar ne? Jis yra nuostabus žmogus, jame yra suinstaliuota viskas. Ta pati empatija, meilės poreikis, meilės davimas, meilės sugėrimas, daugybė visų šitų dalykų, kuriuos mes net nesigiliname, mes menkai domimės šitais žmonėmis iš tiesų. Bet štai jisai kažko kurti negali, ar ne? O tas negalėjimas yra per stiprią tingumo instaliaciją, per nepakankamą savivertę, per mažą ego, irgi, kas yra labai labai svarbu, ar ne? Tai čia yra tokia patyriminė sąmonė dar pačiam patirti ir būti patyriminiu objektu kitiems, nes mes vis tik ateiname į socialią sielų bendruomenę. O brandžioji siela tuomet iš tiesų lygiai tą patį jau yra patyrusi, bet šiai dienai jau jį savajam patyrime atrodo visai kitaip, ar ne? Tačiau vėlgi tos pačios instaliacijos, empatija, meilės įvairiausios formos išraiškos tavyje, poreikiai yra lygiai tie patys žemiški, ar ne? Bet tavo ego jau veikia kitaip. Štai kodėl tu esi labiau įgalintas kaip kūrėjas ir tu kuri tiek savo, tiek su pridėtinė verte, kad tai tarnautų visuomeniai. Atsiranda verslai, atsiranda kažkokios kitos galios, kurios labai gražiai nuvilnyja ir integruojasi kolektyvinėje sąmonėje per visuomenės patyriminius aspektus ir štai įsiplečia iki davimo aspekto, gausaus, didelio, gero davimo, teigiamo davimo aspekto ir gavėjų tu jau esi pasekoje. Aš tai kažkas, kas negali viso to kurti, jis davėjų tarsi nori būti, gavėjų dar negali būti, bet taip, gavėjų negali būti, nes gavimas yra pasekmė davimo. Bet čia yra tik laiko klausimas. Kiekviena siela
išsilukštena per patyriminius gyvenimus, įsikūnymus ir integruojasi visoje visapimančioje sąmonėje kaip bet kuri kita, nes kiekvienos sielos potencialas yra lygiai vienodai užmanytas. Tačiau mes visada kažkur tai netolygume, ne, tikrai, čia kaip ir biologinis amžius, yra kažkas jaunesnis, yra kažkas vyresnis ir šita kaita yra nuolatinė. Tai, ką mes stebime iš tiesų savo gyvenimuose per patyrimus, va štai aš dabar turiu kūną, esu lytis, turiu biologinį amžių, ar ne, su mano siela viskas vyksta tas pats. Yra už mane jaunesnių sielų, galbūt, ko gero, tikrai yra už mane vyresnių sielų. Bet aš nelabai domiuosi, ar ne, tikrai yra ir vienų ir kitų, ir tas domėjimasis man net jokios vertės net neatneštų. Aš nuolatos, be perstojo, turiu domėtis savimi. Čia galima grįžti prie koncentracijos arba kaip neišeiti iš savęs. Tai yra labai vertinga. Visada imti pažinti save, savo esmę, savo šitos kelionės tikslą, išieškoti savirealizacinę žinutę, nes ji ir yra tavo kelionės tikslas, nebūtinai tu jį esi pasiekęs jau dabar. Bet iš tiesų, kuo trumpiau truksi su paieškomis, tai reiškia, kad iš tiesų nesiblaškysi išorėje ieškotis savęs, o tu visada jau esi savyje, nors tu dar neišgliaudai tos tikros žinutės arba jos savo neįsivardinai, tai nereiškia, kad jos tavyje nėra. Arba atsiras tik tai kažkada. Tu surasi tai savyje tik tai kažkada, tik dėl to, kad tu tai pripažinsi. Kol tu nepripažinai, tai nereiškia, kad tavyje tai neegzistavo ir prieš tai.